Nu toks net nežadės. Esu Reptilian klubas, jeigu pradėjo. Koks? Andrei Silens. Dezodorantas. Nesta. Stopkė. Pažymėjimas žmonai, kad ne pas kitas buvau. Nu va. Antanas Ragelis. Juozas Vicevičius. To jau bus unboxingas. Man pasigirdo, kad mano žinau. Insideriai visi, kurie viduj žino informaciją. Kas čia? Bando. Ką gavai? Tai paprastas traderis. Ai, blėt, rimtai, tai man pasigirdo. O, žinai, kam dovanot? Žinau, kam dovanot. Pas mane nesivalo stabdžiai. Nu ir visa kita, žinai, atributikai. Su komentarais. Taip norėjau, neturiu. Žiūrėk, dar kažką. Padangas gal. Kepurikė. Ai, lubrikavai. Lubrikantų. O kepurė, na. Bet kainą irgi palikarė. O, lubrikantai, nepalydis. Ir sertifikatą žmonai. Parodyk sertifikatą į kamerą. Iš. Darysim unboxingą. Jej, taip, būtinai. Unboxing. Svarbiausia šitas. Pauliau. Stopkė. Yra ten Turėtumėm, ai, stopkė, jo. Bokalų nebegalima pavadinti, bet jo. Ir čia visą laiką, magnetukas. Ar jie dar eina? Pavyzdėlą. Greitai, Tu dėl tų metų taip paklausti man. Bus unboxingas. taras. Kas čia? Tu įvardai? Bet ne lubrikantas.
Ačiū Jums, kiek šis vargšas su tais renginiais tapo masas. Ai, foto. Gediminai. Like to go AAK SMS. Į garažą. Laikyk stabiliai ranką. Ilgiausių metų, ilgiausių. Šitas neužgytų šlagį. Sugedusi T5 motociklai, kur važiavo, tai čia yra tikrai. Reiškia techniką jau mes pradėjom pasiruošti tikrai gerai, kokybiškai, kas buvo anksčiau, tai nėra kalinti. Tai va, ačiū dar kartą visiems. Ir laukite iš mūsų pusės žinių, kada mes kažką žinosim, kur bus kitų metų renginys, mes stengsimės jūs visus informuoti. Ačiū visiems. Ačiū, bet dar mes kai ką pamiršom. Klubas Cepaliniai darė registracijos metu apklausą. Jie registravo visus dalyvius, kurie atvažiavo savo eiga, turi savo specialų vertinimą ir dabar pateiks rezultatus. Dabar mikrofoną perduodam jiem. Per daug tepalo. Ačiū už mikrofoną. Jeigu norit girdėti, išeikit iš palapinių, taip nieko nesuprasit. Nu ką, šitą nominaciją yra nuo Tepalinių. Tai klubas, kurie turi senus motociklus. Ir ne tik turi, bet dar ir važiuoja, keliauja. O čia ir nominacija apie tą patį keliavimą senų motociklų. Reiškinys, nu toks prikolas, bet iš tikrųjų tai sunkus dalykas yra. Ir senų motociklų šį kartą atvažiavo tik apie 20%, tai reiškia, kiti dar turi pakankamai smegenų, kad atvažiuotų su mašina arba atvažiuotų su importiniu, nes ir tikrai sunku važiuoti su tuo senų motociklu, bet vis tiek atsiranda, yra žmonių, ir savo pliusų, daug minusų yra. Ir šiai nominacijai laimėt buvo faktorių tokių kaip kelintų metų motociklas, amžius vairuotojo, lopšių su lopšiu, ar keleivis ir nėra keleivio, nu žodžiu, viskas įtakojo. Taigi, pradedant jau šitą mūsų apdovanojimus, buvo labai sunku skaičiuoti antrą ir trečią vietą ir nusprendėm, kad antrą ir trečią vietą neskirstysim, nes palei taškus skiriasi nedaug, atkeliavo bičai iš Estijos abudu, vienas numynė daugiau kilometrų, bet užtruko pusantros dienos, kits bičkį mažiau, bet per vieną dieną įvarė abudu su žiauriai senais, vienas Indiana, 1941 gamybos, kitas su BMW R7.1. Ir aš biškį turiu angliškai pabandyti pasakyti, nes jie niekur čia nesupras lietuviškai. Alright guys, I try to say in English. You, Richard, and your friend Sulev, you are driving with very old bikes from Estonia. You in 1.5 days, your friend Sulev in 1 day, about 600 kilometers. Could you tell me why you are driving with old bike? You could ask everyone to buy adventure enduro and forget all problems. Why are you driving with such old bikes? Could you tell me this secret? Yes, thank you. I personally have only old bikes. My friend Sulev has the most newest Indian, then I think 40-year-old Indian, and then 80-year-old Indian.
But I like old bikes because it's interesting to drive. It's maybe not always working, and it's makes me feel happy that the bike is driving. If I one day buy a new bike, then it's a little bit too boring for me that I can be sure that it's always driving. So for me, it's makes me happy. And another thing is that my wife said that you never buy new bike because then you are speeding and then you will crash and then you will die. But this is the second answer. So first is it's making me happy. Old bikes take Super. Look, you won second and third place. I congratulate you. Thank you very much. I think we come to you to Estonia someday, and this is small gift from our club for you and for your friend Sulev from Estonia. Yeah, both these is practical gift with some stuff. Thank you very much. And dabar jau vėl lietuviškai. Pirmą vietą, biškį duomenų apie pirmą vietą pasakysiu. Bišas į renginį atvažiavo, prieš pirmą vietą dar paminėsiu tiesiog bišų, kurie tikrai keliauja per metus su senu motociklu. Pavardes, mes jiem bent paplosim. Jie negavo antros, trečios vietos, bet jie daug mina. Į šį renginį gal biškį mažiau atvažiavo, bet šiaip jie daug nuvažiuoja su senais motociklais. Tai ne tik tepaliniai, bet dar ir tokių drąsuolių, bet tepalinių. Tai vat ir Regis Kačergis, Rolanas Jaščenko, kuris kitą savaitę iki Viduržemio jūrų su Dniepru važiuos. Tai įsivaizduokit, koks drąsuolis. Alfredas Vaitkauskas, Justinas Gobys, Darius Bergėla, Gintautas Rutkauskas, Gediminas iš Šedakonių, Žilvinas Bukšnys, Beiveris Kęstutis. Ir dar daug kitų, kurių šiandien nepaminėsiu, bet ir tikrai žmonių, kurie su tais motociklais važiuoja. Ir dabar apie tą pirmą vietą keletą skaičių. Tai buvo žmogus, kuris vežė keleivį, su lopšiu važiavo, numynė iki šito renginio 821 km, 3 dienas važiavo, per žvyrus buvo, per lietų, prieš vėją, greitis ten apie 60 geriausiu atveju, prieš vėją gal netiek nebuvo. Surinko iš viso 1332 taškus. Viską jau ten sudėjus, tus kriterijus, koeficientus taip toliau. Ir nugalėtojas yra Paulius Geraltauskas. Ir aš norėčiau, kadangi nepasakiau, koks motociklas, kai jis pats atvažiuotų ir parodytų jums, kas čia per super motociklas yra. Pažiūrim. Pauliau, aš žinok, iki Pardysiu nenorėčiau važiuoti. Iki bet kurios. Čia viskas ir blogai, ta prasme. Šitas Jupiteris, kad paklausim, tie žmonės pasakys, kurie su jais važinėdavo, kai jie iš vis nesukurti važinėdavo, tik knistis prie jų. Ir tu važiuoji, pernai mačiau važiavai, šiemet važiavai, jis yra originalus, degimus originalus, karburatorius originalus, padanga, čia plasmasinė, pažiūrėk. Ir aš matau, čia žvyrai, suodinas, suplyšęs visas. Ir man bišai sakė, nes jie tai mato, tu vietoj transporto priemonės jį naudoji. Va, į darbą važiuoji iš ryto, 5 ryto,
su kroksis, va, tu visą kelionę turbūt atlaikėjai. Ir aš tau, mes, Tepaliniai, tokią dovanikę. Kur mes ją turim? Pirmai vietai. Svarbiausia, kad turi parsivežti pats. Žiūrėk. Čia tai ne taip greitai, kaip tu galvoji viskas. Žiūrėk, užmes kakį. Per greit važiavai. Užmes kakį dar biškį. Šitas, va, matai, negalvok, aš jau nežinau, kad tu laimėsi. Va čia išfrezuota šiandien ir su rankom šitas tavo vardas. Bet esmė čia ne tau garažą, kad tu laikytum. Bet čia va, vis tiek tau tas ižas sugės, žinok. Aš žinau iš savo patirties. Jis sugės ir čia tau bus kaip rampa, va, apverčiam. Pyst ir ant ralo, va, vežiesi. O dar jeigu gali suvedimą padaryti, su formatu nupjautą, matai, viskas lygu. Priekabą su motociklu su kariuku. Dar kart sveikinimai, šaunuoliai. tą lentą galim parvežti, tau sunku. Matau, Klaudijus pasirodė, tai dar kartą norim padėkoti Opozit LT rėmėjų renginio. Ir yra dar vienas dalykas. Pas kažką daiktai yra iš motociklo. Kas pompą pametėt? Jevinį. Radom. Savininkas yra, ne? Reiškia, paliksim kitam renginiui, gal atsiras savininkas. Jeigu kažkas ieškos, sakykite pas mus. Tai ką, tęsiam renginį su muzika. Nu ką, jau aikštelė apytuštė, papusryčiavom, susipakavom, ruošiamės judėti. Kažkaip nuovargis yra. Sekmadienis, visi liūdni. Kraunasi daiktus. Ką padarysi, kažkas prasideda, kažkas baigėsi. Varysim numiai. Susitiksim kitais metais. Ar liūdna, Regimantai? Ne. Neliūdna? Ne, labai geros nuotaikos. Ne, nes tuoj vėl susitiksim. Taip. Kur susitiksim? Alytuje, aišku, kurgi daugiau. Jo. Dabar susitiksim artimiausias renginys Alytuje. Aišku, Tepalinė. Taip? Taip? Patvirtini? Ką? Kad renginys bus Alytuje šį mėnesį. Kažkada bus. Gerai. Patvirtini. Renginys baigėsi. Renginys prasideda. Prasideda renginys. Ką čia stovėt? Reikia važiuoti. Reikia matyti. Ir šios dienos kelionę pradedam nuo Kirklių. Karstiniai ežerai kažkokie. Lipsim į tokį labai didelį bokštą.
Okay. A, ten taisa, ne? Nu, mes taisim į patį viršų. Taip? Taip. Yes. Ok, bandom. Labiausiai nemėgstama konstrukcija. Permatoma, man tai yra žiauriausia. Nėra blogiau. Kuo aukščiau, tuo labiau ranką spaudžiu daiktus. Ir mantukai, viskas gerai. Čia. Parodyk. Oi, luk, kaip tu ten dar pasilipai? Ai, ta. Man net ranką baisu iškišti. Na taip jau. Juda? Tiksliai juda? Juda. Čia nuo manęs taip juda? Bet nesinori paleisti turėtų. Dar plius tos permatomos grindys, tai... O šitas jausmas tai yra neapsakomas. Davai, aš einu tada į apačią gaudyti. Jo. Kirklių apžvalgos bokštas. Gerai, jūs galite čia smagintis, aš einu. Neturi. Kur mes esam? Čia mes esam, 29 kilometras. Krekenava. Plemba. Pavalgėm taip, kaip mėgstam mes. Paprastai, skaniai. Sriuba buvo perlinių kruopiukių su raugintais agurkais. Mua! Pelysimo. Taip? Sriuba gera, Čeburėkas nepatiko, Irmantas brokuoja, bet kadangi man labai skanus buvo kepsnys, tai duodam vertinimą 4,7. Gerai? Nu tai, gerai, tai ką, vis tiek reikia paremti, hebra. Taip. 4,7 lašiukai nuo Javos. Kėdainiai Montpetir. Desertai. Ką žinau, be priekaištų. Labai gražus vaizdas. Petakas. 5 lašiukai. Nežinom, ar gausias iš pirmo dublio, bet Java dabar kuriasi gerai ir garsiai. Bandom. Panašu. Viskas? Ir taip visą dieną. Bum. Kas žino, kur čia bėda? Bum. Na. Čia jau bėda. Spėjom kamerą išjungti ir buvo rimtesnis bum su plyšimu. O gal užsikimšė iš tikro, nu?
neišeina ir nu, kemšasi. Čia jau kaip Harlis. Bet įsas gerai užkrėtė tos kitų užsikimšimų. Ja, čia bulika. Jau reikia namo tiesiai varyti be sustojimų. Pastebėjau, kad kuo toliau, tuo paprasčiau į visus tuos gedimus žiūrim. Ne tai, kad čia pergyvenam, dar kažką. Šlemba, tiesiog žvengiam. Jo, atsitiko gyvenimas. Bet taip pačiam centre. Javukė irgi gali savo kaprizus rodyti. Va. Žmonės gazinam Kėdainių centre. Vyšo javukės duslerka. Oi, blemba. Sporinam, kad šį kartą nešauks. Buvo duslintuvai kalti. Kazimieras irgi netiki, kad šaus, rengėsi. Spėju, kad gali šauti. Jokių šūkių. Visgi šori. Bum! Net eina per visą. Nufilmuoju. Čia kaip gera petarda. Labai kaip gerai. Reiškia, teorija su duslintuvais nepasiteisina. Latvija, vykdo galvą. Gerai, Kaunas. Raudondvaris tiksliau. Čia Raudondvaris, ane? Irmantai. Raudondvaris. Va taip, čia gražu. Reikėtų pasipuošti. Ką? Jeigu gimė nepasipuošę, ne ponai, tai nevaidinkim. Man niekada šio nebuvo. Ne? O buvę čia jau? Kodėl mes nebūnam gyvena, pavyzdžiui, Bet čia žiemą gražu. Čia būna lena. 70 kilometrų. Lemba, ir mes tokios vietose nebuvę. Kiek kartų pravažiavęs, pažiūrėjau, ai gal reiktų užsukti taip ir baigti. Orai ir nuorai. Gyveno didikai. Didikai. Čia žiemą atsivežti kalėdinę eglę paprašyti. Jo, tai dabar vasarą nesivešim. Labai fainai. Jo. Bet visi tokie pasipuošę, gražūs. O čia gal kokios balius? Žiūrėjau, namukai. Vau. Visur tik ponios. Ponių ponios. Ieškom tokio bokšto pirkimui. Alytaus rajone. Ką tai norėsi uždaryti? 20 km nuo Ne, tai ten klubą darysim. Jo, bet maksimum turi būti 20 km nuo Alytaus.
Ir reikėtų, kad būtų su sklepais. Mes norim sklepę turėti savo kankinimo. Savo privatų. Uždarys žmogų ir javą kurs. Sušaudys su java visos. Ai, labda. Tai va, jei turit pardavimui, tai rašykit.